Šią integracijos temą padalinsiu į 2 ar 3 video, kadangi yra nemažai dalykų, kuriuos turime aptarti. Ir visų svarbiausia savyje tai gerai pastebėti. Juk nesvarbu, ką kalbėčiau, neprimkime tai už gryną pinigą nieko. Turime savyje tai ištirti. Tačiau atvirai pasakius, kiekvienas video ir kiekvienas pokalbis yra apie tai, apie integraciją. Juk tai ir yra mūsų gyvenimo kelias, tai ir yra mūsų dvasingumas. Dar kitaip pasakius, integracija yra išsigryninimas, yra harmonija, darna esybės atžvilgiu. Juk esybė, mūsų tikroji prigimtis, gerai atpažinta, yra tikroji mūsų mokytoja, niekuomet neklystanti, nes jos skaidroje, jos šviesoje aiškiai matome, kas yra nedarnu mumyse, jos atžvilgiu. Tad pradėkime nuo to. Integracijos procesas negali prasidėti, kol mes stovime ant netikro pagrindo. Ant pagrindo, kuris yra laikinas ir kuris netveria. Dėl to sakau, pirmiausia yra atpažinimas mūsų tikrosios prigimties. Tik vėliau suprantame, į kur turime integruoti savo gyvenimą. Nes kol įmanome, jog mes esame šioje asmenybėje, praeitis, protas, jausmai, įvairūs konceptai ir energija, kūnas, kad ir ką patirtume išraiškų pasaulyje, kol esame susitapatinę su tuo, kol mūsų vidinės dėmesys yra nukreiptas į vairias formas ir išraiškas, tol neatpažįstame to visako pagrindo, kuris yra lyg drobė, ant kurios tapomas šis gyvenimo paveikslas. Anapus kiekvienos išraiškos yra sąmonės vaiskuma, skaidra. Mūsų prigimtis yra neturinti vardo, neturinti formos, neturinti spalvos, neturinti istorijos, neturinti asmenybės. Ji yra pati šviesa, visa apkabinanti, visur esanti, besąlyginė. Ir nekonceptuali. Kai gerai tai atpažįstame savyje, kas yra netoks sudėtingas dalykas, kaip mums gali pasirodyti. Tai yra sudėtinga tik todėl, kad protas mums spendžia daugybę žabangų. Tačiau tai yra įgimtas dalykas, tai yra paprastas dalykas. Mes visi gimėm būti vienyje su Dievu, pažinti save. Tad atpažinus tai, atpažinus, kas iš tikrųjų esame, anapus visos išraiškos, mes atsistojame ant tikro pagrindo, kuris yra vientisas, niekuomet nekintantis ir gali prasidėti mūsų šis integracijos procesas. Integraciją dar galime pavadinti įspūdžių transformacija. Zen mokytojas Shunryu Suzuki sako, turime sudegti pilnai, lygi pelenų, ir nepalikti nuodėgulio ar nepalikti mažos dalelės rusenančios, bet sudegti pilnai. Ką jisai turi omenyje, apie ką jis kalba? Būtent apie tai.
Taip pat Tilopos dainoje Naropai, Mahamudros dainoje. Tilopas sako, tai yra visų būdų kelias, nepaliekantis pėdsako. Apie kokį pėdsaką jisai kalba? Jisai kalba apie psichologinį pėdsaką, kuomet mūsų vidinis dėmesys yra nepertraukiamai nukreiptas į mūsų tikrąją prigimtį. Mes regime pasireiškiančius dalykus, vyksmą savo gyvenime. Ir tas vyksmas nepalieka mumise pėdsako. Mes leidžiam viskam būti taip, kaip yra, be jokio įsikišimo, be jokios interpretacijos, be jokio koncepto. Nes esybė yra anapus proto, anapus konceptualaus mąstymo. Tad galime tai patirti čia ir dabar. Pastebėkime, kaip įvairūs pojūčiai, kuriuos juntame kūne, pojūčiai kvėpavimo, įvairūs garsai aplinkoje sukyla, ateina ir praeina. Tačiau ar ši erdvė, kurioje visa tai pasireiškia, ar ji dėl to yra sutrikusi, ar jinai pasikeičia? Ir pastebėsime, jog jinai yra visuomet ta pati, visuomet išliekanti, nesutepta, tyra, skaisti, švari. Tad tai yra nepalikti jokio pėdsako. Mus pasiekia tam tikri žodžiai ir mes regime tai skaidriai. Taip, kaip iš tikrųjų yra, be jokios interpretacijos. Tie žodžiai pasiekia mūsų psichologiją ir mūsų esybė, šioji sąmonės vaiskuma, esanti anapus visos išraiškos, tarsi praryja šios žodžius, nesukeldama jokio mąstymo apie tai. Tačiau tuo pačiu ji suvokia jų esmę, šių žodžių prasmę. Lygiai tas pats nutinka su visais patiriamais įspūdžiais. Garsas pasiekia mūsų psichologiją. Ir jeigu mūsų vidinis dėmesys yra nukreiptas į esybę, šis garsas tarsi ištirpsta joje ir nepalieka jokio koncepto. Tai yra teisinga įspūdžių transformacija. Tai yra matyti tuščio visako prigimtį, patyrimu. Kol esame ramus savo namuose meditacijos metu, tai gali pasirodyti gana paprasta. Tačiau atsiranda sunkumas, kuomet dienos metu gyvenimas mums iššaukia įvairiausias situacijas. Ir susidurėme su tuo, kas yra vadinama sanskrito kalba sanskaromis. Sanskaros yra tam tikri psichologiniai dariniai, kurie taip palieka pėdsaką mūsų psichologijoje. Ir mūsų psichologija yra to paveikta. Tarkim, kas nors mus įžeidžia dienos metu. Ir mūsų mintys palieka psichologinį pėdsaką. Reiškia, mes apie tai mąstome, mūsų jausmai taip pat yra paveikti to. Galbūt mes trokštame blogo tam žmogui, kuris mus įžeidė.
Galbūt mes jaučiame kažkokį pyktį ir mūsų kūnas įsitempia. Turime pastebėti tokius dalykus ir pamažu išlaisvinti šias sanskaras. Paleisti tai, nes tas sanskaras mes patys sukūrėme tos darinius psichologinius, nesuprasdami, kas yra kas, net pažindami savęs, suteikdami pernelyg didelį autoritetą tam, kas yra laikina. Ir iš klaidingos nuomonės kilo šie dariniai. Kaip Svami Vivekananda sako, vikšras ar šilkverpis verpia savo kokoną iš savo paties seilių ir jame užsidaro. Taip ir mes panašiai suverpėme savo tam tikrą psichologinį kalėjimą, savo paties neišmanimų. Tačiau dabar turime raktą į laisvę, atpažinimą to, kas iš tikrųjų esame. Ir į tai turime tai išsklaidyti, šios darinius. Tad pirma, pastebėkime šių įspūdžių transformaciją, kuomet esame ramybėje. Pastebėkime įvairius garsus ir vaizdinius, ir mintis, ir jausmus, kurie ateina ir praeina, ir niekas neišlieka. Tačiau esybė tveria amžinai ir jos erdvėje visos šios išraiškos yra tarsi praryjamos, besąlygiškai. Kaip krikščionys sako, mūsų Dievas yra visaryjanti ugnis. Tai iš tikrųjų geras palyginimas. Dievas yra toj nepasotinama ugnis. Jis praryja visus įspūdžius nesąlygiškai, besąlygiškai. Ir amžinai švytinti, amžinai ta pati, amžinai meilę spinduliuojanti, nes jos prigimtis yra meilė. Ir įgijus tam tikrą stabilumą ramybės metu, pradėsim darbą su sanskaromis, su tais dariniais psichologiniais dienos metu. Ir galbūt apie tai pakalbėsiu kitame video.